Pieras Kosta Plungės rajone pradėjo kurtis prieš 10-metį. Per tuos metus įsigyta ir išsinuomota beveik 500 hektarų žemės, kurioje auginami rapsai, miežiai, lubinai, kviečiai. Norėdamas išanalizuoti savo laukų dirvožemio struktūrą ir sužinoti, ar naudoja teisingą žemės dirbimo technologiją, Pieras į Plungę pasikvietė dirvožemio specialistą iš Prancūzijos. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad ūkininkas jau 8 metai nearia ne vieno lauko. Visa žemė tik sekliai arba giliai purenama. Dirvožemiui įvertinti laukuose buvo iškastos 6 metro gylio duobės, kuriuose labai gerai matėsi dirvožemio profilis. Ici une motte qui est très irrégulière, qui a des trous. Donc on peut penser que c'est une structure qui est favorable. Ici, qui ressemblent plus à des briques. On a les cassures, elles sont plutôt droites et une porosité qui est plus ou moins fermée. Retrouvée dans les semelles de labour. Labai gerai, kad atrandam tą bendrą tašką. Reiškia, tai, ką mes savo ūkininkam kalbam, tai yra visiškai teisinga ir pagrįsta kitais netgi tyrimais, ne tik mes patys. O kokias dirvožemio savybės, į kokios galbūt ūkio poreikius reikėtų atsižvelgti pasirenkant žemės dirbimo technologiją? Individualus klausimas kiekvieno, čia kaip ir gydytojo, kiekvienas renkasi pagal savo... Bet vis tiek kažkokie yra bendri aspektai, kuriuos reikia įvertinti prieš renkantis. Gal ir anksčiau naudoti, ar turima technika, ar kažką. Praktiškai ekonominiai niuansai viską nulėmė ūkio ekonomiką. Kiek ūkininkas gali tam išleisti, kiek jisai norėtų savikainą kokią, kad būtų produkcijos, nes kiekvienas žino, kad jeigu mes pradėsim daug dirbti ir daugiausiai sąnaudų ir yra žemės dirbimas paima, tai reiškia mažiau lieka kažkam, tai augalų apsaugai, mažiau lieka trąšom, mažiau lieka, nes ūkininkas turi tam tikrą ribą pinigų, kurią gali išleisti tam derliui suformuoti. Ir tada belieka žiūrėti, iš kur taupyti reikėtų. Tai kieno sąskaita, tai būtent tas važinėjimas bereikalingas po lauką, tai jis ir daugiausiai reikalauja energijos, o energija tai yra laikas ir plus pinigai. Žemės dirbimo technologiją galima pagerinti dirvožemį? Taip, be abejo, nes jeigu mes pasirinksim tokią technologiją, kur daug reikės važinėti po dirvą, ją daug mes veidinsim, kiekvienas dirbimas tai yra humusų deginimas. Tai vis tik tai tada mes pajudinam, vyksta oksidacija ir tam tikra dalis organikos sudega. Tai kuo daugiau mes dirvą dirbam, tuo daugiau deginam, nes juodajam pūdyme daugiausiai sudega humusų, nes jį reikia daug kartų dirbti. Tai jeigu mes atsisakom vieno ar kito tokio nereikalingo važiavimo, mes jau ir sutaupom. Tai įsivaizduokit, jau daug kartų sakiau ir ūkininkams ir taip, ir daug kartų rašym, kad kviečius auginant nuo sėjaus iki derliaus nuėmimo, laukas 135% padengiamas ratų vėžėm. Tai įsivaizduokim, kad nelieka tuščios vietos, kur nepravažiuota traktoriaus. Koks dirvožemis yra Lietuvos ūkiuose? Kaip galima jį būtų apibūdinti? Iš tikrųjų, truputį gaila darosi nesintensyvėjant technologijoms, joms chemizuojant ar, kaip pavadinkim, skubant dirbti visą, tai žemė iš tikrųjų blogėja. Blogėja ir elementariai dėl to, kad pamatom negyvą žemę, apsamanojasi. Turim mes dirvožemio suslėgimo matuoklius, jie rodo tragiškai, kad augalo šaknų masė nėra kur prasiskverbti. Tai yra iš tikrųjų problema ir, kaip vienas ūkininkas gerai sako, dirvožemė nėra draugų. Kas tie draugai? Tai yra sliekai ir visa mikrofauna. Ir šiandien seminaro metu labai aiškiai išreiškė tą pačią nuomonę. Labai džiugu, kad jinai sutampa su Prancūzijos mokslo žmogumi, kad dirvožemį pirmiausia reikalinga gyvybė. Galim dirbti su kokia nori technika, kokiu nori būdu, tai arimas ar skutimas, svarbiausia, kad būtų gyva žemė. To klaida yra iš tikrųjų didžiausia tai, kad ne dabar mes dirbam žemę, mes dirbam anksti pavasarį, babelai rudenį. Tai yra paprastas terminas fiziškai nesubrendus žemė. Tai reiškia, jinai limpa prie padargo, jinai slegiama, spaudžiama, ta prasme, niekinama. Taip pat aš prieš tą žemės dirbimą, dėl to mums yra labai svarbu tie biologiniai dirvos gerinimo produktai, kurie padeda taisyti metalo problemas. Kiek laiko gali trukti dirvožemio atitaisimas, atstatymas į tą gerąją būklę, jeigu jis yra suslėgtas, sugadintas?
Labai gražiai vienas gydytas pasakė, jūs lygą apturėjote per 15 metų, norit, kad per savaitę išgydytumėt. Praktiškai tiek pat laiko turi grįžtamasis procesas, bet dirvožemis gal atleis tas klaidas, nes ten daugiau pagalbininkų mikroorganizmo. Iš tikrųjų, sunku numatyti terminą, bet žinia tai, kad, sakykime, naudojant biologinius produktus, jau antrais, trečiais, netgi pirmais metais, jeigu žemė visai buvo nuskriausta ir jam jau davėm pagalbą, suteikėm pagalbą, netgi tais pačiais metais mes pastebime puikius rezultatus, atsigavusius augalus ir tai yra esminis dalykas. Pieras Kosta nustojo arti dėl kelių priežasčių. Trūko technikos, laiko, be to akmenuotuose laukuose labai lūžo padargai. Vertinant dirvožemį, buvo pastebėta, kad didelio skirtumo tarp laukų, kurie buvo purenti sekliai ir giliai, nebuvo. Lengva žemė netaip greitai susislegia, tad anot dirvožemio specialisto iš Prancūzijos galima visai jos nearti, tik dirbti sekliai. Sunkesnės dirvas kas keleri metai reikėtų purenti giliai arba suarti. Pasak Bernaro Verbekiu, panašu, kad Lietuvos dirvožemiuose vis dėlto daugiau organikos nei Prancūzijos. Vis tik tas, sakykime, nearimas arba beariminė technologija naudojama, jinai nėra labai jau gera. Kadangi, kaip matėm iš mūsų tyrimų, va čia atliktų pas Pierą poną, diferencijuojasi labai dirvožemio ne tik maisto medžiagos, bet ir dirvožemio, vienu žodžiu, drėgmė, dar aš tų duomenų nepristačiau, turėjom juos atlikę, ir dirvožemio tankis, giliau jis sutankėja. Pas mus dirvožemiai skiriasi vakarų Lietuvoje, jie yra diferencijuoto profilio. Yra ariamasis sluoksnis, išplautasis ir įplautasis. Įplautasis yra tas turintis natūralų tą gimtąjį padą. Daug metų ariant plūgai susiformavo antras padas. Ir jeigu mes neariam, dabar jau beariminę taikom technologiją, suformuosim trečią padą. Tai vat, jeigu kad tas padas nesusiformuotų, reikia laikas nuo laiko, sakykime, arba apart po kokių 3-4, gal ir vėlesnių metų, tas priklauso nuo granulometrinės sudėties, lengvesnės granulometrinės sudėties dirvožemiuose galim. Ir vat, kaip pas Pierą matėm, po 8 metų nearta, sunkesnės galim arti ir dažniau. Arba giluminį purenimą. Tik sekliai purenant atsiranda maisto medžiagų pasiskirstimo problema. Jos ir humusas ima kauptis paviršiuje, iki 10 cm sluoksnyje. Giliau esančios šaknis tuomet ima badauti. Ar išgirdote tai, ko tikėjotės iš šito seminaro ir iš kolegos iš Prancūzijos rekomendacijų? Konkrečiai, norėjau konkretus atsakymas, kadangi turėjau problemą su to giluminiu purentuvu, mano žemė gana atmėgiota, didelis išleidos ir kiek naudojo tas giluminis purentuvas per 5 metus, nelabai mačiau skirtumas, kur dirba, kur ne. Kviečiau Bernardas, kad iškastų, įvertintų tikrai. Ir kaip dabar man rekomendavo, daugiau eiti po laukus ir kasti paprastai su kastuvu, kad įvertinti tą žemės struktūrą. Jis man davė kokių raktų, kaip įvertinti vienas dalykas. Ir labai nepatarė, kaip giliai purenti. O kiekvienas centimetras seklio dirbti, man yra kuro taupimas. Gavau tų atsakymų, gavau tikrai. Tai dabar kažkiek keisti žemė dirbimo technologiją? Kaip jūs kitais metais, sakykime, žiūrėsite į tos savo dirvožemius? Kaip dirbsite? Dėl skutimo tai tas pats. Naudočiau tais pačiais padargais, tik tai ateičiai. Gal pakeisiu tas giluminis purentuvas, kuris labiau tinka giliai purenti, į tokia padarga su nagais, kuris leistų dirbti tik iki 20 cm žemės ir būtų platesnis tuo pačiu. Bet šiaip galėčiau įteisti su tuo pačiu padargu, tik tai dažniau sekliau purenti. Paskutinė duobė buvo iškasta žieminių kviečių lauke, kuris visą laiką buvo tik sekliai dirbamas. Visų nuostabai, čia dirvožemis buvo labai geras. Pado nėra, žemė biri, grumsteliai apvalesni. Tai rodo, kad yra pakankamai mikrofloros. Turint tokį dirvožemį, galima net sekliai nepurenti, o iškart sėti. Žemės dirbimas jos nepagerins.